Labas vakaras. Šiandien pas mus svečiuose, arba tiksliau pasakant, mes svečiuose. Pas ponę Reginą Karaliūnienę, Jonavos kraštotyros muziejaus kūrėją ir to muziejaus vadovę dabartinę, sunaikintų Jonavos rajono kaimų ir Jonavos krašto dvarų istoriografę, kraštotyros filmų scenaristę. Trečiadienį, gegužės 18, pasaulis švenčia muziejaus dieną. 150 šalių. Todėl aš sveikinu jūs ir jūsų kolektyvą su šią šventę ir linkiu, kad mūsų Jonavos muziejus klestėtų kartu su jūsų kolektyvu. Dabar pirmas mano būtų klausimas. Jūs gimėt čia Jonavoj, Skarulėse, kaimas, nuo kurio prasidėjo Jonava. Dabar jau to kaimo, kaip žinom, neliko. Kokioje šeimoje jūs užaugot? Mano mama buvo geležinkelietė visą gyvenimą, o norėtųsi pasakyti apie senelius kelis sakinius, kadangi mano senelis, tai jo kilmė iš Dobužinskių, mano senelio tėvo pusbrolis buvo Mstislavas Dobužinskis. Tai va tokios šaknys liktai toliau ten neištirtos, o močiutės mano pusbrolis Jonas Laurinavičius buvo mūsų krašte knygnešys. Tai va ta šeima tokia, o šiaip Skarulių kaime mes visi, kaip sakyt, augom tėvų namuose. Vėliau mama persikėlė į Jonavą gyventi, į Jonavos geležinkelio stotį ir mes visą gyvenimą čia Jonavoje. Tik tai keitėm būtus. Tai vienas, tai kitas būtas. Tai sprendžiant iš jūsų šaknų, dabar šiek tiek aiškėja, kodėl jūs pasirinkot tokį kelią, kodėl jūs sugalvojat, galbūt ne taip, sugalvojat įkurti Jonavoj krašto muziejų. Papasakokite apie tai. Jūs esat kūrėja, kaip jums tai buvo pradžia šito darbo ir kodėl jūs ryžotės tokiam žingsniui? Sakyčiau, Jonavoje, kraštotyroj, aš jau maždaug nuo 1981 metų, kada pradėjau dirbti Užusalių mokykloje, tai ten reikėjo atnaujinti Užusalių mokyklos muziejų, ten buvo 3 kambariai, ten ir tos muziejus tvarkiau. Ir po to buvau pakviesta būtent rajono valdžios, pakvietė mane kurti tą visuomeninį Jonavos muziejų. Niekas negalvojo ir net nebuvo numatyta, kad tai pasidarys toks krašto muziejus. Buvo galvojama, kad tai bus nedidukas visuomeninis muziejus, kurio tuo metu labai prireikė, atgimimas vyko, na ir buvau pakviesta kurti tą muziejuką. Kada atėjau kurti jį, pradžioje buvau kaip ir kraštotyros atsakingoji sekretorė, net nebuvo pareigybės tokios, kad muziejų kurti. Tai žodžiu, dirbau tą darbą kaip ir visuomeniniais iš dalies pagrindais. Vėliau tik tai nuo 92 metų atsirado pareigybė jau vadovo ir tas muziejukas prasidėjo nuo 50 eksponatų. Jūsų vyras kartu dirba su jumis ir dabar. Jisai prisidėjo prie to kūrimo. Jisai vėliau atėjo dirbti, kadangi reikėjo žmogaus, kuris tokį pagalbinį darbą visą dirbtų. Tai svarbiausias dalykas, mums reikėjo statyti vitrinas, reikėjo tuos stiklus ten tvarkyti, dėti, reikėjo įvairių lentelių, dėželių, ten visokių dalykų. Tai jis tuos darbus dirbo nuo 92-3 maždaug taip metų. Sakykit, prašau, apie pirmus eksponatus. Kaip jūs juos rinkot ir kas jums padėjo šitoje vietoje? Pirmiausia, mes apie 50 tų eksponatų maždaug, apie kuriuos aš kalbu, tai mes gavome iš tokių žmonių kolekcionierių. Tai būtent amžinatilsį jau Antanas Ražinskas, toks buvo Kunigiškių kaime, turėjo savo muziejuką. Po to buvo toks kolekcionierius Vytautas Aravičius, kuris mums davė eksponatų, kolekcionierė Julija Jurčicienė mums davė eksponatų.
88 metais dabartinėje meno mokykloje vyko paroda, tokia suneštinė paroda, kur žmonės atnešė jonaviečiai tų daiktų ir truputėlį ir padovanojo muziejų. Bet to mes buvom prisirinkę būtent iš nykstančio Skarulių kaimo, nuotraukų žmonių, įvairiausių asmeninių senų daiktų, ten tokių karinių bilietų, pasų senų ir tokių įvairių dalykų. Na, o sakyčiau, paskui, aišku, tų eksponatų mums trūko, tai mes tada kultūros centre buvo, kultūros tada skyrius buvo. Kultūros skyriuje buvo tokia lūžena mašina, su ta mašina mes važinėjom po rajoną ir tiesiog rankiojom. Ir 89 rugpjūčio 1 dieną atidarėm tą muziejų. O kiek dabar jūs gaunat lėšų iš valstybės, aš turiu omeny, ir kas ir kaip jūs finansuoja, ar jums užtenka, turbūt niekad neužtenka, bet čia dabar reikalingi pinigų ir pastatams išlaikyti, ir eksponatus įsigyti naujus. Šiaip tai mes kasmet specialiai mums niekad nebuvo skirta eksponatams, kad specialiai tokia eilutė. Eksponatams nebūna skirta, bet mes tiesiog sutaupom ir dar iš mūsų tų lankytojų. Kiek pinigėlių susitaupom iš lankytojų, kartais iš Achemos paramos ir tie 3 tokie šaltiniai. Būtent iš to ir perkam. Maždaug per metus išleidžiam apie 5000 eksponatams. O jūs dar turite rėmėjų? Taip, mus remia akcinė bendrovė Achema. Achema. Tik tai jūs paminėjote tik Achemą, apie kitus kol kas nieko. Tik. Bet jums tokių rėmėjų reikėtų? Mes rėmėjų kokių turim. Mūsų rėmėjai tai yra tautodailininkai, kurie dovanoja mums savo daiktus, dirbinius, įvairius eksponatus. Pavyzdžiui, amatų centre, kada mes įkūrėm 2002 metais, būtent tada mums visi rajono tautodailininkai sudovanojo po 5, po 10 daiktų, įvairių savo dirbinių. Tai tikrai pasipildė labai mūsų muziejus tuo metu, bet to daug eksponatų mums rajono žmonės dovanoja. Tai čia vėlgi pasipildo mums gausiai, dovanoja ištisas kolekcijas. Mes susikūrė savo biblioteką grinai iš dovanotų senų knygų. Dovanoja įvairiausius dokumentus, kurių taip pat labai daug esam sukaupę. Žodžiu, reiktų dėkoti visiems jonaviečiams, kurių toks požiūris susidaręs, kad muziejui reiktų atiduoti tai, kas jiems nereikalinga, kaip ir atrodyti. Kokiu laiku jūsų muziejus labiausiai pasipildė eksponatais per visą tą laikotarpį? Dabar jau 22 praktiškai metai rugpjūčio mėnesį. Tad, sakyčiau, labiausiai mes susikaupėm daugiausia eksponatų, tai maždaug nuo 1995 iki 2000 metų. O iš ES jūs neremia? Nėra tokio fondo? Mes dalyvavom daugelį programų Atviros Lietuvos fonde, dalyvaujam įvairiuose programuose iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Mes per daug esam maži, kad galėtume dalyvauti Europos struktūriniuose įvairiuose. Vieni mes šitame negalime, o kur, pavyzdžiui, ar ten seniūnija, ką nors, pavyzdžiui, tradicinio amatų centrui, ar šiaip, be abejo, tos lėšos iki mūsų ateina. Bet aišku, jų netiek daug, kadangi muziejus yra vietinio pavaldumo ir nėra didelis. Sakyt, o specialistai, muziejaus specialistai, jie dabar kur yra? Yra Lietuvoje, kur ruošiami specialistai? Lietuvoje muziejų specialistų kaip ir neruošiama, tik tai yra papildomi mokymai. Prie Vilniaus universiteto yra komunikacijų fakultetas, kuriame gali gilinti žinias muziejininkai dirbantis muziejuose. O kaip atskiro tokio, kad galėtų studentas įstoti ir baigti visus kursus, ne, šito nėra. Kokia situacija pas jūs dabar su lankytojais? Ar jų dabar daugiau, ar jų palyginus su ankstesniais laikais, ar jų dabar daugėja? Šiaip mūsų muziejuje tai kažkaip tas lankytojų skaičius praktiškai apie 14 000 įsilaiko visą laiką. Daugiausia mes lankytojų turim mūsų edukaciniuose renginiuose, šiaip įvairiausiuose renginiuose ir parodų lankymuose. O pavienių lankytojų netiek daug. Kasmet pavienių lankytojų ateina maždaug apie 3-4 tūkstančius. Tad labai nedaug pavienių lankytojų. Bet mes tiesiog pritraukiam lankytojus. Ir sakyčiau, tokiam nelabai dideliam muziejui, tai 14 000 palyginus yra nemažai. Mes tos tokios krizės, kad anksčiau lankytojai ėjo ar dabar neina,
dieną, šitai pas mus nebūna. Jeigu mes matom, kad jau, pavyzdžiui, praeina 2-3 savaitės, lankytojų nėra, mes jų pasiieškom. Paaiškinkit žodį edukacija žiūrovams, tai yra švietimas, švietėjiška veikla muziejaus. Taip, edukacija tai yra švietėjiška veikla. Mūsų Lietuvoje edukacija labai paplito nuo 1997 metų. Ir mes buvome tie patys 4 Lietuvos muziejai, mūsų krašto muziejus, Alytus, Dailės muziejus ir Kernavės muziejus. Buvo 4 tie muziejai, kurie įsijungė į pačią pradžią edukacijos, būtent nuo Anglijos prasidėjo viskas, Hempšyro grafystė pradėjo mus mokyti tos edukacijos ir tada ir jie pas mus lankėsi, mes pas juos lankėmės ir nuo tada išsivystė ir išsiplėtė mūsų edukacija. Mūsų muziejaus edukacija yra viena geriausių Lietuvoje.